Tai man tai pirmas klausimas, kaip jautiesi tapęs NHL klubo nariu? Nu, kaip labai linksma, kad dabar, kaip oficialus naujienos yra. Aš tai jau, aišku, daug anksčiau žinojau, tai man nedidžiausia naujiena, bet vis tiek labai linksma yra. Tiesiog. Ok, kalbėjau su Dainium, sakė, tu buvai ten kelias dienas pas Dainių ir liktai ir gyvenai pas jį. Kaip pats klubas priėmė, kaip Dainius reagavo, kaip aplinka San Jose? Nu, man atrodo, kaip, atvažiavus į San Jose, tai labai graži vieta, labai smagu ten būti ir žmonės, gerai mane priėmė ir taip pat ir šitie, visi treneriai, GM ir šitie, bet irgi kiti žaidėjai ten visi, tokie, kaip sakyti, geri žmonės tiesiog. Nėra išpūti sparnus ir, ar galima taip sakyti? Taip, galima. Jo, nėra išpūti sparnus ir visi sveikinasi su manim, kada ten buvau, net tokioj, kaip sakyti, tokioj vietoj, žinai. Okay. Jų rūbinė, jie pritik prieš visus playoffus viską ir, galima galvoti, kad jie tiesiog užsijėm, žinai, bet visi sveikinasi ir, viskas normaliai. Okay. Ar galima kalbėti apie tavo kontrakto sąlygas? Čia vieni rašo, kad 2 metai, kiti metai, tai kokio ilgumo? Metai, bet viskas yra, galėjai per internetą susirasti, koks ilgis, kiek ilgai pasirašiau, kiek daug ten moku ir viską. Okay. Dainius minėjo, kad dabar viskas priklauso iš tiesų nuo tavęs, kaip tu atrodysi Liepos mėnesį tau naujokų stovyklai, kaip užsirekomenduosi ir gali būti, jog net gali žaisti ir pagrindinį komandą. Ar čia klausimas? Jo, čia klausimas. Aišku, visada viskas priklauso prie savęs. Nėra skirtumas, ar jie ten mane būtų pasirašę kaip 4., 5. vartininkas ar kaip 1. vartininkas. Visada priklauso nuo savęs. Nieks ten man neduos darbą nemokamai tiesiog. Aš turiu visą laiką dirbti už tą darbą. Ir dabar, kaip sakant, yra kaip iš nulį pradėti vėl. Nes ką aš anksčiau padaręs, tai dabar nesiskaita. Dabar naujos sąlygos iš vis. Ok, tai kaip ir esam kalbėję ir anksčiau, jeigu tau pavyks pasirašyti, o dabar jau aišku, jog pasirašai kontraktą, tai šiais metais rinktinį negalėsi padėti dėl to, jog nori įsitvirtinti ten. Taip, čia ir tiesiog nenoriu rizikuoti, sugadinti savo šansą, gaudyti svajonę tiesiog. Dėl to noriu kuo geriau pasiruošti kitam sezonui. Ir aš anksčiau žinau, kad žaidęs čempionatą, tai gal ne geriausias pasiruošimas į sekantį sezoną. Nes per vasarą ten labai reikia stipriai treniruotis ir atvažiuojus į stovyklas, tai ne visada buvau pasiruošęs fiziškai. Ir, Ok, bet rinktiniai nesakai ne kitais metais ar dar kažkada ateityje? Nėra taip, kad nesakyčiau. Aš noriu žaisti iš rinktinį, taip yra, bet šį metą tik galvoju, kad nenoriu, kad kažkas sustabdytų mane gaudyti svajonę tiesiog. Ok, kalbėjau su tavo tėveliais apie tavo išvykimą į Ameriką. Sakei, kad nelabai jie džiaugiasi, nes jie mėgdavo tave matyti Europoje žaidžiantį. Jo, jie nori prailginti sezoną visą laiką, kuo daugiau. Ir čempionatas tai yra, dažniausiai kas yra paskutinė, o dabar gan anksti iškritom iš playoffus, tai
tai galvoju, kad jo žaisiu čempionatą, bet kadangi šitai pasidarė, tai nelabai džiaugiuosi tiesiog. Ir dėl to, ir tikriausiai irgi dėl to, kad gan anksti žinojau, kad